Labas. Šios dienos tema - kiaušidžių cistos. Tikra istorija ir sprendimai. Jeigu tu žinai, kam ši tema yra aktuali, būsi dėkinga, jei šio video pasidalinsi. O jeigu dar nesi užsiprenumeravęs šio kanalo, tai būsiu taip pat dėkinga, jei paspausi užsiprenumeruoti, tiesiog, kad nepraleistum išties svarbios, naudingos informacijos. Tai šiandieną aš kalbinsiu ir su manim ir su jumis pasidalins iš tikrųjų savo tikra istorija apie kiaušidžių cistas, žavi moteris. O video pabaigoje pakalbinsiu vaistininkę, kuri pakomentuos, kuo yra ypatingos maistinės medžiagos prie šios problemos. Tai sveikos merginos. Labas, sveikos. Tai Eglutė, pakalbinsiu tave vėliau. Tai labas, Andrute. Aš žinau, kad tai yra aš žinau, kad tai yra tavo pirmas debiutas, kad tu tikrai, normalu, kad tai yra ir tas jauduliukas. Kaip tu dabar jautiesi? Jaučiuosi puikiai, nes galiu tuo dalintis ir nekantrauju tą pasakyti. Tai va, tai aš labai tau dėkoju, kad tu sutikai iš tikrųjų pasidalinti, nes ta tema yra labai aktuali. Ir tikiuosi, kad šita žinutė pasieks tas moteris, kurios ieško tų natūralių alternatyvų vaistams ar ne, arba alternatyvų tai tradiciniai medicinai, savo kaip galima pagelbėti ir kitais būdais. Tai aš dabar tau užleidžiu eterį. Žinau, kad ta istorija tikrai nebuvo prasidėjus taip iškart nuo cistų. Ir tiesiog pasidalink, kaip viskas vyko nuo pradžių. Gerai, ačiū tau, Andželikutė. Tai tų cistų istorijų iš tikrųjų yra daug visokių, bet mano ko gero dar tokia kitokia. Tai aš su maistinėm medžiagom draugauju jau daugiau negu metai laiko, ko gero, ir buvau vartojusi tai, ką reikėjo dėl didelio kraujospūdžio. Buvau jau nemažai visko suvartojusi ir atsitiko vieną dieną toks dalykas, kad važiuojant iš darbo tiesiog pykinimas, tiesiog tokia silpna savijauta, visi požymiai buvo kaip apsinuodijusi maistu. Tada grįžus namo, aišku, ten bandai kažkaip tais išvengti to ir mano pilvas buvo išsipūtęs taip, kad, rodėsi, kad esu kažkurio mėnesio nėštumo laikotarpį. Ir aš galvau, kad aš tiesiog apsinuodijau, spazmai buvo begaliniai ir iš tikrųjų naktis buvo tokia bemiegė. Taip pat netekau sąmonės. Tada ryte jau išsikviečiau greitai, išvažiavau, ten sulašino lašelinės, sako, jūs ko gero apsinuodijot ir išleidžia namo. Su tokia mintim aš ir parvažiavau, kad čia tikriausiai apsinuodijau. Tada praėjo ko gero 2 mėnesiai ir man vėl kartojasi lygiai tas pats, vėl pilvas išpūstas, vėl visi požymiai kaip apsinuodijusi maistu. Ir aš jau galvoju, jau dabar šitų skausmų nebekęsiu, nes, nebenoriu to paties patirti. Tai iš karto išvažiavau į ligoninę, tada chirurgas sako, reikia išsiaiškinti, iš kur tie skysčiai ant tavo pilvo, tavo žarnyne. Sako, ar galiu aš tau paimti tų skysčių nuo to pilvo, sakau, darykite, jeigu reikia. Tai jisai prisitraukė tų skysčių, jie buvo skaidrus. Ir sako, dabar aiškinsimės toliau, iš kur tiek daug tos skysčių. Tai žodžiu, atėjo ginekologė ir man tokia mintis, dėl ko jinai dar čia. Tai jinai išsiaiškino, kad aš turiu cistų, jų buvo 5 kiaušidėse. Ir sako, pas tave įvyko toksai dalykas, kad viena iš jų užaugo tokio dydžio, kad jinai tiesiog plyšo, sprogo ir visi cistos skysčiai nuėjo man į žarnyną.
Tai sako, nu, dabar lašelinė, sako, mes tave stebim ir žiūrėsim kaip po nakties. Tai mano organizmas gan puikiai susitvarkė pats ir pasirodo, tas pirmas kartas irgi buvo lygiai toks, tai nebuvo apsinuodijimas, bet per pirmą kartą buvo viena plyšusi cista ir skysčiai nuėjo į žarnyną, bet aš kažkaip sėkmingai tos 2 mėnesius išvaikščiojau, kaip sako gydytojai, nežinom, kaip jūs išvaikščiojot su tais skysčiais ant to žarnyno ir kaip jūsų organizmas pats susitvarkė, tai čia yra toksai klausimas. Ir vat antrą kartą plyšus cistai vėl lygiai tas pats pasikartoja. Na tai aš turėjau dar berods 2 mėnesius stebėjimo, ar neaugs toliau tos kitos likusios cistos, tai jų buvo likę 3. Ir pasikonsultavus su vaistininkė, aš toliau taikiau tokias jau nebe terapinės dozes maistinių medžiagų, būtent susikoncentruojant į cistas likusias ir iki sekančio vizito pas gydytoją aš jas vartojau. Tai apsilankius pas gydytoją, jinai pažiūrėjo ir sako, na žinai, tavo organizme vyksta kažkokie stebuklai, nes tavo organizmas susitvarkė pats, nieko neliko, viskas švaru, viskas tvarkinga. Na ir va tokia ta istorija, bet sako, kad tai, kad tu vaikščiai dar 2 mėnesius kaip peilio ašmenim, sako, tai čia, nu, kad skysčiai būtų ant pilvo ir organizmas pats susitvarkytų, čia yra labai retas atvejis, nu, taip nebūna. Tai vat labai džiaugiuosi ir manau, ta nauda tų maistinių medžiagų tikrai man padėjo labai. Iš ties, ta tokia neeilinė, kaip tu sakai, istorija. O Sandrute, galėtum gal įvardinti šiek tiek, kokios tos maistinės medžiagos buvo, kad čia būtų aiškiau mūsų klausytojams? Taip, iš tikrųjų nemažai buvo, tai buvo ir omega, tai buvo magnis, tai buvo karotenoidai, tai buvo flavonoidai, tai buvo vitaminas D, vitaminas E, nu pagrindiniai tokie, sakyčiau, šitie buvo, vitaminas C dar, nu nemažai buvo tų maistinių medžiagų. Tai tiesiog ėmeisi tos rekomendacijos ir kaip tu minėjai, tai jau buvo tos tokios jau didesnės tos dozės, ar ne? Tai kaip tik va dabar prieisim prie tos temos ir Eglutę irgi pakalbinsiu būtent apie tas maistinės medžiagas, nes tą visą situaciją Eglutė puikiai žino, puikiai susipažinusi, nes pati prie jos prisidėjo. Ir tas visas rekomendacijas, konsultacijas, būtent Sandrutė pas ją kreipėsi. Tai Eglutė, prie šios problemos, gal šiandien ar ne orientuojamas, cistos yra įvairiose būna kūno dalyse, kaip sakant, bet šiandien apie kiaušidžių cistas. Ir Sandrutė jau paminėjo kai kurias tas maistinės medžiagas, tai norim dabar iš tavęs išgirsti, kodėl būtent maistinės medžiagos ir ką jos ten mums daro tam organizmui, kad tvarko šitą bėdelę arba padeda, bent jau prisideda prie to tvarkymosi. Tai sveiki visi klausytojai. Tai noriu pirmiausia labai pasidžiaugti teigiamais šalutiniais poveikiais maistinių medžiagų. Ir Sandra net neįtarė, nežinojo, kad tokių dalykų turi kaip cistos ar ne. Ir tiesiog kaip šalutinis teigiamas šalutinis poveikis, nes mes dažniausiai, kai girdime šalutinis poveikis, mes kažkaip galvom, kad tai yra neigiamas veiksnys, o šalutiniai poveikiai būna, kaip matome, ir teigiami, ar ne? Tai to pasėkoje maistinės medžiagos, jos, jeigu yra vartojamos, kaip Sandra vartojo, dėl kraujo spaudimo sureguliavimo, aukšto kraujo spaudimo sumažinimo ir
maistiniam medžiagom, tokiom kaip omega, vitaminas D, magnis, cinkas, selenas, B grupė ir taip toliau, ir visos kitos maistinės medžiagos, ne tik vitaminai ir mineralai, ar ne, tai yra ir pigmentai daržovių, vaisių, uogų, kaip polifenoliai, kaip karotenoidai ir taip toliau. Tai žodžiu, kad tos maistinės medžiagos jos veikia plačiai. Ir mes vartodami dėl vienos problemos, kurią turim, žinom, ir kraujo spaudimą mes jaučiam, išsisprendžiam kitas problemas. Tai visada akcentuoju, kad problemą pašalinti su visu gali pašalinęs tik tai priežastį, dėl ko atsirado tos cistos. Kokia ta priežastis? Aišku, tų priežasčių yra ne viena, tai noriu tiesiog įvardinti keletą tų priežasčių tokių. Tai gali būti, turbūt pati populiariausia, tai yra hormonų disbalansas. Ir labiausiai tai yra siejama su per daug estrogeno, per mažai progesterono ir sutrikusiu insulino, žodžiu, atsparumas insulinui, kada išsivysto, kada tarsi kasa to insulino pagamina pakankamai, bet mūsų ląstelės yra jam atsparios. Tiesiog nereaguoja, neįsileidžia į vidų to insulino. Tiesiog apsimeta, kad nepažįsta, ar ne? Jeigu dar paprasčiau paaiškinus, tai įsivaizduokit, insulinas yra insulinas kaip raktas, kuris turi atrakinti ląstelėje esančias duris ir kad įeitų į vidų gliukozė. Tai tos ląstelės, tiesiog pasidaro atsparios, reiškia, tas raktas nebetinka. Insulinas bando atidaryti tas duris, bet netitinka spyna. Raktas netitinka, žodžiu, tos spynos ir neatsirakina tos duris. Tai labai dažniausia turbūt priežastis tų policistinių kiaušidžių, tai yra atsparumas insulinui. Ir labai dažnai tas hormonų disbalansas išsivysto, kai yra organizme lėtinis uždegimas. O jis atsiranda, kai trūksta organizme priešuždegiminių medžiagų. Ir tokios stipriausiai veikiančios priešuždegiminės medžiagos, tai yra omega-3 riebiosios rūgštys, vitaminas D, kuris yra ne tik priešuždegiminis vitaminas, bet jis yra ir vitaminas hormonas, kurio trūkumas taip pat išbalansuoja kitus hormonus. Ir lytinius, tai reiškia ir estrogenus, ir progesteroną, ir išbalansuoja kasos hormonus, kaip insuliną. Tai tiesiog tokios priešuždegiminių medžiagų trūkumas lemia irgi tą cistų atsiradimą. Taip pat svarbus yra mineralai: magnis, cinkas, selenas, chromas. Šitų medžiagų trūkumas taip pat išbalansuoja hormonus. Tai pavyzdžiui, magnis ir cinkas, jisai daugiau siejamas yra su lytiniais hormonais, ta prasme, bet jų trūkumas lemia lytinių hormonų išbalansavimą, o chromo trūkumas lemia taip pat atsparumo insulinui išsivystymą, atsparumo išsivystymą. Selenas tai yra mineralas, kuris labai apsaugo kiaušidės nuo oksidacinės pažaidos, tai reiškia, kuo didesnė oksidacija organizme, tuo labiau tikimybė, kad išsivystys cistos. O ta oksidacija, iš kur jinai atsiranda ta oksidacija? Tai visas gyvenimas yra realiai oksidacija. Ir tai yra procesas, be kurio mes neišgyventumėm, nes kad maistas pavirstų į energiją, jisai turi oksiduotis. Bet kai ta oksidacija pasidaro pernelyg didelė, tai pasidaro jau tada jinai kaip tokia neigiamai veikianti. Ir jinai, ta oksidacija vadinasi oksidaciniu stresu. Ir ta per didelė oksidacija atsitinka, kai žmogui trūksta antioksidantų. Tai yra, žinot, juoda ir balta. Yra minusas, yra pliusas. Tai reiškia, kai mes negauname su maistu antioksidantų, mūsų organizme oksidacija pradeda didėti, išsivysto oksidacinis stresas, ko pasėkoje paskui jau prasideda uždegiminiai procesai, ir tada viskas
eina iš rikiuotės ir auga ne tik cistos, bet ir kiti dalykai, ar ne? Ir ką dar nepaminėjau apie B grupę, kad labai svarbu, kad dėl cistų būtent atsiradimo labai svarbus yra B6, B9, B12 vitaminai iš tų B grupės vitaminų. Ir būtent jie dalyvauja estrogenų ir progesterono metabolizme. Ir taip pat mažina, antiuždegimiškai veikia, mažina uždegimą. Kalbant apie vitaminą D, pirmas dalykas, jeigu moteriai, tiesiog jau ginekologija ar nesako, kad tau yra policistinis kiaušidės, tai pirmas dalykas, ką turėtų padaryti moteris, tai pasitikrinti vitaminą D. Čia pirmas žingsnis. Nes mokslininkai yra patvirtinę, įrodę, kad cistos labiau auga, kai yra didžiulis vitamino D deficitas. Tai reiškia, kuo skubiau susikelti vitaminą D iki vidurinės normos ribos. Reiškia, ne ties minimalia riba turim būti, bet bent jau ties viduriu arba į didesnę pusę, kad tos cistos netauktų, nes jos linkusios yra atsinaujinti. Čia nėra taip paprastai, kad trūko jos ar ne ir viskas ir dabar gyvenime jos netauks. Jos gali ataukti ir tai yra viena iš priežasčių pagrindinių, dėl ko šiais laikais moterys vaikų nesusilaukia. Prie policistinių kiaušidžių labai sunku yra pastoti. Bet Sandrutei tas jau nebeaktualu, jinai yra 3 vaikučių mama, o gal ir aktualu, nežinau. Kas čia žino, bet iš tiesų tai yra vėlgi labai svarbus dalykas, kad tos cistos neatauktų ir neauktų šeimom, kurios planuoja susilaukti vaikų. Nežinau, Andžela, gal tu dar kažkokį klausimą turi? Tai tu man net užbėgai už akių, aš turėjau klausimą, kad galvoju, žmogus susitvarkė, ar ne, tą problemytę, dabar viskas gerai ir galvoju, gali paleisti tas vadžias. Bet tu man jau atsakai, kad ne, tiesiog vis tiek tu turi būti ant to stebėjimo, ar ne, tai labai aktualus tas vitaminas D, tu turi tikrintis. Ir ta prasme, jeigu jau pas tavęs buvo ta problemytė, ar ne, Eglė, tai tiesiog tu jau turi ją stebėti. Ir tą organizmą, kaip ir minėjai, to maistinėm medžiagom, minimaliai, ar ne, jau netom terapiniam dozėm vis prilaikyti, ar ne? Taip. Taip. Tai dabar mes kalbėjom apie tas maistinės medžiagas, paprašiau tariant papildus, ar ne, ir panašiai. Bet labai yra vienas dalykas svarbus, kokias mes tas maistinės medžiagas duodam savo organizmui. Tai kad jos būtų natūralios, ar ne, kad mūsų organizmas jas kuo puikiausiai įsisavintų. Tai kokias tu, Eglute, tas maistinės medžiagas rekomenduoji, kokios kompanijos ir kodėl? Tai aš rekomenduoju tai, ką pati vartoju jau 19 su virš metų. Tai yra Neolife kompanijos maistinės medžiagos, nes jos yra iš mitybos grandinės. Tai reiškia iš maisto, kurį mes turime suvalgyti. Iš daržovių, uogų, vaisių, grūdų ir žuvies. Būtent pasirinkau šitas maistinės medžiagas dėl jų veiksmingumo, nes buvo labai svarbu man, kad jos būtų veiksmingos, ne vien tik tai, kad užsidėčiau pliusą, kad vartoju kažką, man reikėjo poveikio, bet ne apie mane šiandieną kalbame, tai aš savo tos istorijos ir nepasakosiu, bet noriu pabrėžti labai keletą svarbių tokių aspektų. Tai apie omega-3 riebiąsias rūgštis. Pradžiai. Tai omega-3 riebiosios rūgštys, kaip minėjau, tai yra labai stipriai veikiančios priešuždegimiškai medžiagos. Jos yra pačios stipriausios, jeigu taip žiūrėt, kas iš pasaulyje esančių medžiagų veikia priešuždegimiškai, tai omega-3 riebiosios rūgštys skaitos yra pačios stipriausios šitoj kategorijai. Ir įdomu yra tai, kad taip veikia būtent omega rūgštys, omega-3.
Bet jeigu mes produkto sudėtyje turėsime sunkiųjų metalų, bus neišvalyta sunkieji metalai, ar ne? Tai mes turėsime tame produkte medžiagas, kurios kelia uždegimą. Sunkieji metalai kelia uždegimą. Tai užduotis yra tokia. Vartojant omega-3 riebesias rūgštis ar žuvies taukus, kurių sudėtyje yra omega-3 riebių rūgščių, užduotis yra negauti sunkiųjų metalų. Nes tokiu atveju mes vienu metu vartosime priešuždegiminės medžiagas su uždegimą keliančiam medžiagom. Tai reiškia, kai vieną žingsnį žengsim į priekį ir vieną atgal, mes stovėsim toj pačioje vietoje. Tai bus geriausiu atveju rezultatas nulinis, bet jeigu tų sunkiųjų metalų ten yra daugiau negu mes norėtumėm ar ne, tai dar turėsim minusinį variantą, turėsime didesnį uždegimą. Kodėl? Nėštumo metu akušeriai ir ginekologai nerekomenduoja moterims gerti žuvies taukų ir aplamai valgyti laukinės riebios žuvies. Dėl būtent šitos priežasties, dėl sunkiųjų metalų esančių tose produktuose. Nes jie sukelia ne tik uždegimą, bet ir apsigimimą vaisiaus, nes pasižymi embriotoksiniu, teratogeniniu poveikiu. Tai va, tai jeigu mes kalbam šiandien apie cistas ir turim Sandros pavyzdį, tai mums labai svarbu, kad omega-3 veiktų priešuždegimiškai ir nebūtų sudėtyje jokių uždegimą keliančių medžiagų. Tai būtent Neolife kompanijos omega-3 plus papildas sudėtyje neturi jokių sunkiųjų metalų, jokių toksinų ir kitų priemaišų, kurios galėtų turėti neigiamą poveikį ir kelti organizme uždegimą. Atlikite namų darbus. Niekur nerasite ant buteliuko parašyta, kad va, šitam produkte yra tiek sunkiųjų metalų, tiek priemaišų. Niekas tokių dalykų nerašo, nes to nėra reikalaujama. Labai gaila iš tikrųjų, kad nereikalaujama parašyti. Bet kaip atlikti namų darbus, tai labai paprastai, to pačiu ir sudėtingai. Parašyti elektroninį laišką gamintojui. Šiais laikais turime kaip sakyt, internetiniam amžiui, tai norėjau pasakyti. Ir elektroninių laiškų rašymas tikrai yra įmanomas į visas šalis, kur tik nori, ne tik Lietuvoje. Nereikia siuntinėti kažkokių popierinių laiškų, tai tiesiog galime parašyti laiškus ir gauti raštu atsakymą. Užklausti tiesiog, kiek šitame produkte yra sunkiųjų metalų, nuo kiek priemaišų išvalyta, kokie likučiai ir taip toliau. Tai va, tai padarykite šitą namų darbą ir aš padariusi būtent šitą namų darbą su Neolife kompanija, labiausiai mane tenkino šitos kompanijos raštiškas atsakymas. Nė viena kompanija man nieko panašaus neatsakė. Taigi, man tai buvo labai svarbu, nes mūsų su sūnum ligos, diagnozės, tikrai reikalavo pačios aukščiausios kokybės omega-3 papildų. Labai svarbu, kad omega-3 riebiosios rūgštys būtų 8, tiek kiek gamtoje, tiek kiek žuvis turi. Vėlgi aš neradau kitos kompanijos, kuri turėtų 8 omega-3 riebalų rūgštis. Tai apie omega-3 turbūt tam kartui tiek. Čia dar galima plėstis, bet tebūnie, kam tai svarbu, kad padarysim galbūt kitą kažkokį įrašą apie omega. Tai aš dar ir jau pabaigai dar noriu ir pasakyti tai, kad Eglutė yra vaistininkė, ar ne? Ir omega vartoja tikrai ne iš vaistinės. Tiesiog klausytojams, toksai, nežinau, palikti to tokį klausimėlį, kodėl, nes, iš ties tai yra labai atsakingas reikalas, kaip ir Eglutė minėjo, tai kad mes nepasidarytume savo meškos paslaugos, galvodami, kad vartojam gerą tą omega, pasirodo ten dar savo ir pakenkiam, tai labai reikia atsakingai šitą padaryti. Tai labai labai dėkoju jums abiems, ypač Sandrutei už jos debiutą. Tikiuosi jau jauduliukas nuslūgo. Labai tau dėkoju, kad tu pasidalinai ir tebūnie mūsų šita žinutė nueina to moteriam, kurios ieško, pasibeldžia jų duris.
Tai pabaigai dar, jeigu norėtumėt ir asmeninės konsultacijos, pavyzdžiui, su pačia Eglute, nes Eglutė sudaro rekomendacijas, ką kaip vartoti prie įvairių sveikatos sutrikimų, tai po šio įrašo visada yra pateikiamas elektroninis paštas, galite jo parašyti, tikrai su jumis susisieksim. Ir ką, ir tada turbūt iki kitų kartų ir dar kartą labai labai dėkoju, merginos. Ačiū tau. Ačiū jums, merginos. Ačiū Sandrutei už drąsą ir tau, kaip visada, Andžela, už puikius klausimus. Viso. Iki. Iki.